Na, tai pažiūrėsim. Išmaišysiu kortas. Pažiūrėsim, kaip tavo pasirinkimas, ane? Ar geras, ar blogas. Blogų pasirinkimų nebūna, ane? Iš to mes mokomės. Na, pažiūrėkim, dabar žiūrėsiu tave, kas tu, ane, kad suprasti. Nori stabilumo. Gal taip nelabai matosi, ane? Arba tu dabar stabtelėjai, vat sustojai, apsidairiai į praeitį, ane? Jo. Reiškia, sustojai pažiūrėti praeitį. Ką tu ten dairaisi, ko tu ten ieškai, tiesą dabar nežinau, ane? Ko nori, tai nori gerų emocijų, geros sveikatos, vestuvių, va to kažko wow. Taip? Dabar žiūrim, kaip tavo vaikinas, ane? Jo pozicija kokia. Šventės norisi namuose, ne? Galbūt buvo pertrauka ilgoji, ne, toks sustojimas. Na, tavo vaikinas. Nu, vat, mum ir atsakė realiai. Aš klausiau, ne, apie jį, kaip jis, ką jis, žodžiu, mum ir rodo, kad jo planai, vat, jis turi planus, reiškia, tave, jeigu jūs buvot įsiskyrę, ne, vis tik pas mus buvo sustojimo korta, ne, jeigu jūs buvot įsiskyrę, tai ateis, reiškia, grįžti, ne, jis ketina grįžti, taip, pas tave. Jeigu kalbėti apie perspektyvas, ne, tai reiškia, jis kažkaip jau turi planų ant tavęs. Supranti, jis sako, taip, tai mano likimas, ne, nuo likimo nepabėgsi ir iš jo pusės, nes va šitą kortų derinį mes žiūrim iš jo pusės, jis galvoja, kad tu jam skirta. Taip? Na, dabar pažiūrėkim, ar tu jam skirta. Ne? Kas jūs suvedė, ar jūs viens kitam vis tik skirti. Skirti, neskirti vėl nerodo. Mum nerodo to, kad tai čia likimas, tai čia viską daro likimas. Nu, supranti, va šito nėra. Yra tas, kad ypač vyras. Taip, imperatorius, ne? Jis nusprendė, reiškia, įsitvirtinti, jis nusprendė kažkaip įsišaknyti, ane, jam reikėjo tvirto pamato, jis pats vyras yra labai, bent jau mum rodo, ane, kad jis yra labai toks griežtas, ne, jis toks biški šaltokas, griežtas, toks valdingas vyras, pagal šitas kortas. Taip? Tai vat, jam būtent reikia stabilumo, ramybės, tylos. Taip, jis gali būti godokas, ne? Jis gali būti godus ant pinigų, ant jausmų godus, ant kitų kažkokių dalykų gali būti godus, bet jis yra stabilus, ne? Tai vat, jis nusprendė judėti. Pabandykim. Pabandykim dar pažiūrėti, ką jis čia su judėjimu nusprendė. Matai, jo judėjimas daugiausia skirtas į, vis tiek mums rodo į stabilumą. Ta prasme, jis gali atrodyti toks, kaip jis, pavyzdžiui, bejausmis, kažkoks šaltokas, ne? Nes jam yra vienas dalykas pinigai svarbu, turtas kažkoks tai svarbus, svarbiausia yra pamatai. Taip, jis tokios progos nepraleistų, ane, kad su tavim turėti kažkokius tvirtus pamatus. Va. Tai jis labai, kaip čia pasakyti, kokį čia žodį tau išrinkti.
jis kovotų dėl šito, ane? Jis kažkaip nėra taip, kad jis iškart pasiduotų ir viskas. Ne, jis aiškiai žino, ko jis nori. Jis nori naujų šansų, naujų galimybių, ane? Taip, pinigai tikrai vaidina didelę rolę. Dabar, ar tu turėsi su juo kažką, rimtesnio, ar tu turėsi vestuvės, ane? Dabar turėsi, neturėsi, čia, toks, žinai, klausimas. Bet ar galimos, ane, ateity? Tai galimos ateity vestuvės. Tik tiek, kad šitas žmogus nelinkęs skubėti. Nebus taip, kad jis, viskas einam toktis, čia gali ir 10 metų praeiti ir jis taip ir nepadarys tavo pasiūlymų. Todėl, kad jis labai lėtas, suprant, jis yra toks gana godokas, ane, viską laiko savo, visus resursus. Ir jausmus, pas jį viskas yra po kontrolę, viskas yra kontroliuojama. Ir dėl to, jeigu tu jam nepasakysi, jeigu tu jam neduosi kažkokio pavyzdžio, jeigu tu jam nepateiksi kažkokio kitų variantų, kuriuos jis galėtų išanalizuoti, tai jis gali tau dar ilgai nepasiūlyti nieko. Jam reikia tokio specifinio prieimo, ane, klausyk. Mes ilgai jau esam, gal mes galėtumėm jau kažkaip daugiau kažką pažiūrėti, galbūt mes galim kartu gyventi, galbūt mes galim kažkokį tai būstą kartu pirkti, galbūt mes galim kokį verslą pradėti kartu, ane, supranti, tu jam pastoviai turi siūlyti. Jis gali taip ir nepamatyti, taip ir nesuprasti, taip ir iki to nedaryti. Labai lėtai, viskas yra pas jį galvoje, viskas labai, bet čia ne dėl to, kad jis nenori, tiesiog jis toks yra. Toks lėtas. Jeigu tu jį privesi prie to, kad gal jau laikas ir vestuvės kelti, ne, aš kaip norėčiau ir vaikų, ne, aš galbūt norėčiau jau kaip ir norėčiau jau ane, reiškia, tu turi jį privesti prie to. Supranti, su juo reikia daug kalbėti, jam reikia įrodinėti, jam reikia aiškinti, jam reikia kaip pavyzdį. Mano ten draugė buvo taip ir taip, ane, klausyk, gal ir mes galim jau irgi kaip ir laikas, ane, jam kažkokių konkretumų pastoviai reikia, ane, tai nėra blogai, tiesiog reikia išmokti su to gyventi, kad jis toks, kad jis lėtas, kad jam pastoviai reikia sakyti, pastoviai, galbūt rodyti nereikia, bet vis tiek jis iš tų, toks, kad pats jis gali dar ilgai kažkur ten užsisėdėti kampe, supranti, su juo pastoviai reikia dirbti. Dabar ar tavo pasirinkimas yra teisingas, ne? Pamėginam dar. Ar tavo pasirinkimas teisingas? Tu labai pergyveni. Kad, kaip čia pasakyti, tu pati jau save nustatinėjai, kad galbūt, kad aš neteisingai viską padariau, dabar teks nusivilti viskas, dabar eis šuniui po uodegą, viskas, kažkas ne taip, kažkas. Ir, supranti, pati savo nustatinėjai tokį lygį, pykčio lygį, ar kaip tai pasakyti, tu pati tai darai. Bet iš tikrųjų viskas bus gerai. Žiūrėk, ar tai yra teisingas pasirinkimas, tai yra protingas, tvarkingas pasirinkimas į sėkmę, į laimę, ane, kažkokią į priteklių, į šeimą, kaip ir mums nerodo blogų kortų. Tik tiek, kad galbūt kažkas tau priekaištaus, ne? Galbūt kažkas tau sakys, neteisingai pasidarai. Tai yra tavo reikalas, ką tu pasirinki. Supranti, tau su tuo reikės gyventi. Pagyvensi kurį laiką su šituo partneriu, ane, pažiūrėsi, kaip jis tau tinka ar netinka. Čia tik pavyzdys, ane, nieko baisaus, tu visą laiką gali pakeisti partnerį. Tu gali netgi nustatyti sąlygas jau dabar, ane, kadangi pas tave jis toks uždarokas vyras, tu gali jam statyti sąlygas. Pabandykim pagyventi mėnesį, pabandykim pagyventi 2 mėnesius, pabandykim pagyventi 3 mėnesius. Taip ir sakyk, pabandykim. Nepatiks mums, neišeis mums, mes galėsim įsiskirti, gražiai, tvarkingai, bet prieš tai reikia tai aptarti, ane? Todėl, kad jis toks žmogus, jis turi žinoti jau iš anksto.
Jis nemėgsta va tokių kažkokių supinių, jam ne. Jeigu taip žiūrėti, ne, galbūt aš ir neteisingai sakau, bet va pagal kortas, ne, jis yra toks, iš vienos pusės jis mėgsta vienoje vietoje sėdėti, ne? Iš kitos pusės tai rodo, kad jis yra stabilus, bet kitą kartą jis gali nemokėti išeiti iš savo komforto zonos ir pražiopsoti net visą gyvenimą, ne? Kaip tie, kurie miega. Bet ne nuo to žmonės miega, o nuo to, kad nenori būti šitam pasaulyje. Tai vat ir jis galbūt kažkur nenori būti, dėl to jis vat tai toks vienoje vietoje sėdi. Taip, duosiu tau dar patarimą. Kokį tau patarimą duos kortos? Tikiuosi, aš nepamečiau tau. Taip. Vis tiek kažkas dar yra, ne? Dar liko sunkumas, dar liko našta. Kažkodėl. Ir kodėl, tai gal tu dar vis nepasirinkai? Nes kažkas dar yra. Galbūt dar vis tik tu neįsitikinusi, ką tu darai. Ne, nes yra aistros, bet yra toks, kaip aš pati savo perišiu gerklę, ne, darysiu taip, kaip nustatyta, bet tai yra kažkokia apgaulė. Tu save kažkur tai, žinai, kaip pati savo atsistoju ant gerklės. Ne, va taip darysiu, ne kitaip. Nes dar vis kaba pas mus pasirinkimas. Matai? Yra vienas vat vyrukas ir antras vyrukas. Vienas galimai yra toks arba jaunesnis, arba judresnis, jis toks ant daug energingesnis, o šitas, kur tu va dabar esi, ne? Jis yra lėtas, va toks sėdintis, matai. Šitas gali būti, pavyzdžiui, su mašina, nes jis ant žirgo. Galimai jis turi mašiną. Šitas galimai neturi mašinos, bet turi, tarkim, kažkokį būstą, kažkokį verslą, ne? Nu va taip, bet dar rodo pasirinkimą. Tai galimai tu dar kažkodėl dar ne viskas, nėra taip, kad viskas baigta. Nėra taip, kad viskas užbaigta. Dar čia, matai, bandai dar dėliotis, nors atrodytų, nėra nieko blogai, bet vis tiek dar bandai dėlioti. Nebent tu turi kažkokį buvusį, ne, su kuriuo negali nutraukti ryšius. Čia visai kita istorija būtų, ne, galbūt tu esi nelaisva. Ir vat bandai suprasti, kur tau reikėtų būti. Matai, kaip mums dar rodo, kad tu dar nepilnai pasiruošusi. Kad ir kaip tu norėtum padaryti pasirinkimą, arba jis yra negalimas taip staigiai, nes galbūt tu esi nelaisva, ne? Arba dar pati nežinai, ko nori. Nes matai, tu dar dvejinėse, ne, reiškia, ir ten nori pabūti, išmėginti ir ten. Tai nėra blogai. Bet tai gali reikšti, kad tu nesi dar apsisprendus. Gerai. Kas dar? Galbūt tau tas ir trukdo, kad tas vyrukas, reiškia, yra kažkoks kitoks, ne, prižemintas labai. Žiūrėk, juk nebūtinai reikia iškart kartu gyventi, jeigu tu nenori. Nebūtinai reikia iškart kartu kažką turėti, daryti ir taip toliau, ne? Galima kol kas per atstumą pačiupinėti, ne, jį. Todėl, kad pas tave kaip ir dar yra kažkokiu tai bendravimu. Bet vis tiek kažkoks sunkumas lieka.
Sakau, galbūt tu dar net nežinau, nes tų vyrų dar yra, galbūt tu dar neįsiskyrusi, ar lauki dar kažko. Kažkaip dar yra kažkokių vilčių. Net nežinau. Faktas tame, kad kažkur dar ne viskas baigta. Supranti? Ir vat. Sakau, ne viskas baigta. Teks kažką paaukoti, teks kažką pabaigti. Galimai vis tiek tu turi dar kažką, nesigilinti, mane jaučia, bet faktas tame turėsi pabaigti. Nežinau, kokiais būdais dabar, kaip čia gaunasi. Palauk, kas čia gaunasi. Taip. Dabar klausimas, tuoj dar žvilgtelsim, bet kažkas tai man nepatiko. Pažiūrėsim, ar tai tiesa galėtų būti. Ieškau dabar, čia rodo praktiškai tą patį, bet aš ieškau būtent velnio, o vat ir velnės. Žiūrėk. Dabar žiūrėk, tokia įdomi informacija, bet čia jinai bus tokia. Reiškia, tau pagalvoti, ne, aš jau nebesigilinsiu ten, žinai, neskaitysiu tau pasakų, kas labai įdomu, išplaukia tokia įdomi informacija. Dabar, žiūrėk, oi. Kažko tai pradėjai bėgti, žiūrėk, čia tu. Čia velnės. Taip. O čia tavo partneris. Supranti? O čia yra išsiskyrimas kelių. Dabar žiūrėk. Galimi variantai. Galimi variantai yra tokie, kad jungia jūs tik lova ir tik lovos reikalai. Pagrindas šitų santykių. Nes greičiausiai, kad tu dar nelaisva, dėl to aš sakau, čia pagrindas, ne, šitų santykių. O santykiuose realiai nieko nėra ir nieko nebus. Jie yra tušti. Jeigu nėra lovos, daugiau nieko nėra. Tvarkoji. Dabar kitas dalykas, kas dar galėtų būti? Galbūt tai karminiai santykiai, kuriuos reikia atidirbti, ne, suprasti ir taip toliau. Variantas, tikrai variantas. Ir greičiausiai, kad iš šitų santykių taip nieks ir nieko nesuprato. Taip, taip. Dabar žiūrim kitą dar variantą, kuris yra gana sudėtingas, bet vis tik atsižvelkim, ne? Galbūt, vis tik netvirtinsiu, bet tokias užmojas yra. Galbūt buvo daryta magija, pririšimo magija. Kas tai darė, negaliu dabar pasakyti, aš dabar neanalizuoju ir taip labai jau ilgai sėdim, bet gali būti, kad buvo darytas pririšimas. Taip, gali būti. O po to, prie to pririšimo, buvo darytas atrišimas. Arba buvo specialiai daryta, kad santykiai išsiardytų. Kad būtų tuščia.
Galbūt kažkas palinkėjo, kad būtų tuščia. Ne? Galbūt prakeikė, kad būtų tuščia, bet būtų tuščia. Supranti? Ir vat man čia tokia gražią žinutę davė. Gali būti taip, va čia yra tas velnės tas pats, ne? Santykiuose bus galas. Gali būti taip, kad tu turi prakeikimą ir nemažą prakeikimą. Kad ne vieni santykiai tau nesiklostys. Ateičiai, žiūrėk, dabar tu taip nepriviniok ant savęs, kad tai viskas, tai yra prakeikimas, ne. Bet stebėk. Todėl, kad dabar jau man per 2 kaladės rodo, kad tu turi kažką. Ant tavęs yra velnės, ant tavęs gali būti prakeiksmas arba dar kažkoks tai vat negatyvas. Būtent ant santykių, kad nesiklijuotų, kad būtų tuščia. Ir viena ir kita kaladė rodo. Turėk omeny, jeigu kažkas nesiseka, kažkas negerai, ir tu tikrai žinai, kad tu nieko nedarai iš magijos pusės, nieko neužsakinėjai iš magijos pusės, ta prasme, su tu iš vis nieko nesi turėjusi, reikia daryti diagnostiką. Jau dabar mums rodo, kad problema gali būti čia. Kodėl tau, tarkim, nesiseka, ne? Jeigu tu žinai, kad tu darėjai, ne? Arba, pagausi tokią informaciją, galbūt kažkas ant tavęs darė, ne? Galbūt keistai jautiesi ten su vienu ar su kitu partneriu, ne? Niekaip, aš negali nutraukti ryšių, ne? Čia gali rodyti, kad kažkas buvo ant tavęs daryta, nes vyrai irgi daro, nepergyvenk. Ir tie santykiai, kad ir būtų pririšimas, tie santykiai neišgyvena. Jie vis tiek lieka tušti. Tai reikėtų irgi kreiptis kažkokių valymų ir kažkokių ritualų atrišimų, jeigu tai būtų, ne? Bet pėdsakas jau yra. Va tokie tau skambučiai, sek save, žiūrėk savo nuotaiką, žiūrėk savo savijautą, žiūrėk savo visas, nežinau, partnerius, nes kaip matau, čia ne vienas, ne, jų kaip ir mums nerodo, kad jis yra blogas tas partneris, kurį tu pasirinkai, tik, kad jis kitoks, ne, jis yra ant daug uždaresnis, su juo ant daug sudėtingiau. Bet aplinkui aš taip matau, kad yra dar, ne, yra dar su kuo tu bendrauji ir bendrauti tai nėra blogai, visą laiką turi būti pasirinkimas, ne, su kuo, kaip ir kada nori bendrauti. Bet pėdsakas velnio yra. Tai, kad kažkaip arba ateik pilnai analizai, kad mes pažiūrėtumėm, kas ten darosi ir iš kur tai ateina. Arba, nežinau, kažkaip sek save, ne, sek viską, kas pas tave vyksta. Štai tokie patarimai iš manęs. Sėkmės!